kaip kiekvienas rimtas renginys visada turi turėti savo dalyvius, žiūrovus, svečius, garbius visuomenės atstovus, taip, tėvelius, mamytės. Tai va, atrodo, tiek ir yra daug. Va, dar sėdi, žiūrėkit, medicinos atstovas, taip? Kad nesusitraumuotumės, žiūrėkit, ne vienas. Jeigu jau kas nutiks, va, Gabija, jūs dar viena daktarė. Nu, seselė Vida tik padės. Aš tik padės. Turim sekretariatą, kuris rašys rezultatą kabins. Nusilenais. Taip, Dovydas mūsų. Paplojam ir seselį. O kitus svarbius svečius paskui pristatys direktorė. O mes dabar, kaip kiekvieną rimtą renginį, pradėsim himnu. Darželė dabar visi taip ir dainuosim darželio himną. Ir žiūrovai atsistoja. Matau, vaikai, taip, tėveliai, kas? Matau, daug vaikų, kurie laikė darželį. Prašom, dainuoti himną. Nikolai. Jie važiavo, mokėsi ir čia viską atvežė. Ir jos dar pagalbininkai va, Migliai, dar Miglės. Bet kaip aš sakau, auklėtoja gali sugalvoti daug dalykų, mes galim dovanoti daug dalykų, bet jeigu vienas žmogus darželyje nepasirašys, tai nieko ir nebus. Aš norėčiau, kad padėkotumėt ir direktoriui, kuris... O kaip minėjau, vaikai, iš tiesų dovanų jūs gausite, bet gausite tas dovanas, kai truputėlį pažaisite. Žiūrovai irgi gal gaus, jeigu labai aktyviai palaikė savo draugus. Tėveliai gal irgi taip pat gaus. Na, pažiūrėkime. Žiūrėsime įvoje, kaip busit geri ir taip toliau. O kaip mes sakom, kukuliukas svarbiausia geros emocijos. Džiaukitės, žaiskit, stenkitės, o visa kita jau ateis su laiku. Ir kai tėtis taip šneka, gal girdės tokius žodžius, kažkokius kažkokius kaip meistriškumas, technika, kamuolio vartai, tai taip dėmesio. Svarbiausia, norėkit žaisti ir viskas bus gerai.
kaip gyveni. Kuo daugiau.
Tai va mes jums padovanosim jūsų darželiui dar 2 patogius kamuolius, su kuriais galėsite žaisti ir... Alio! Dar labai norėčiau pakviesti mamytes, kurios žaidė šiandien. Vaizdais, kuriuos galėsit prijuotis ant rankinukų, striukų ir būsit matomas visada. Os ir gali ir triukšmingi. Tikrai triukšmingi. Jūs pakviesti. Kad matytumėte